Labas rytas visiems draugam, kolegam. Žodžiu, turim sekmadienį rytas ir ateinančią savaitę bus geri orai. Tai šiandien mūsų darbas bus temui pasidaryk pats arba statau namą pats. Toks video. Žodžiu, lupsim šitą seną šiferį lauk, darysim antrą šlaitą naujam stogui, dengimui. Žodžiu, pirmiausia imsim lauko lietvamzdžius, po to saulės panelės ir lipsim gražiai, o vieną lapuką šiferį leisim žemyn, nes apačioje yra terasa. Tai jau nemesim, kaip sakant, žemyn. Išnešim visus čia baldus, užsidengsim terasą ir ardysim. Kaip matot, ana pusė padaryta, galima eit pasižiūrėti, beveik padaryta. Štai antra pusė, liko vieną lotą užkalti ir viskas. Tik užsidengsim antrą šlaitą su plėvele, susidėsim makaronus, plėvelę ir užsilatuosim. Tada imsim strižainės, nusipjausim galus, kiek reikia palikti. Ir bus paruošta dengimui. Skardą turim. Pirkom iš Kauno. Matinės spalvos, ruda šokoladinė, žodžiu. Dėrės prie tų apvadų visų. Durys rudos, langai rudi. Nu, ne. Kągi, kraustumės visus daiktus. Ir einam darbuotis. Gal šiandien spėsim nusardyti? Na, manau, spėsim nusardyti tikrai, nes praeitą šlaitą vienas nuardžiau per 3 valandas. Tai va šiandien nusardysim, manau, ir šiferį, senas lotas nusidaužysim, o rytoj sudėsim plėvelę makaronus vadinamus. Galiu parodyti žmonos gerybės, pomidorus, kokie pomidorai. Jeigu matysis per langą. Laikas į šiltnamį jau sodinti. Na kągi, darbuojamės ir ardom. Mačiau. Kiek žmonių reik tau prie stogą? Bet čia šių nereikia. I bus tuoks, ne? Pavarėm šiandien biškį. Na štai hebrytė. Turim vakarą, kažkas apie 17 valanda. Viskas, stogas išardytas, viskas nuimta. Šį kartą viskas ilgiau truko dėl to, kad viskas gražiai buvo įmama. Padėjo žmona. Nuimtas lotas, šiferis sukrautas į priekabą. Viskas sutvarkyta, buvom pasitiesi. Žodžiu, užtruko daug ilgiau, nes aną pusę viską mečiau ant žemės. Na, čia reikėjo pridavinėti rankas. Bet mes turim stogą paruoštą plėveliai, makaronam, naujom lotom. Čia turim įsipjovę. Rūksta šašlikinė. Bus vakarienė. Taigi, galima pasidaryti ir vienam. Na, su žmona. Aš čia turiu menį sierui, jokais. Pas tave dirbo 6 žmonės, pas mane 2 žmonės. Su žmona 2. Ir paruošim stogą dengimui.
O šitos irgi padėjo biški. Kągi, rytoj darysim kitą video, dėsim plėvelę, dėsim makaronus, latuosim. Čia dar reikės pakalimą padaryti per porą lentelių. Šiltinimą uždėti iki galo viršaus, čia iš vis. O dar viena padėjėja. Čia, kas statė tą namą, blogai padarė, kad gegnes leido į plytas, reikėjo dėti ant viršaus, tai būtų bent nuo langų pakilęs stogas aukščiau. Dabar viskas labai ant... O, labą dieną, dar viena padėjėja. Labai ant langų užsileidžia. Na, bet mes jau nieko nekeisim. Mums užteks ir taip. Tai kaip minėjau, čia blogai padaryta meistrų, kad neleido gegnės žemyn. Reikėjo dėti ant murloto viršaus. Na, čia, kaip sakant, sovietmečių statyta rusų laikais, tai nežinau, kaip čia chebra statė, bet taip gavosi, kad va, lygiai su lango viršum, žodžiu, stogas gaunasi čia. Realiai reikėtų dėti ant murloto viršaus, tada per dvi plytas, per gerus 30 cm, net būtų aukščiau stogas, žodžiu. Na, bet kaip dabar yra, taip yra. Jau tikrai nekeisim. Jau mano amžiui užteks tikrai to namo. Kas norės, vaikai ar kas, tai galės griauti iš naujo, kaip sakant. Tai vat, šiandien pasidarėm. Aišku, kaip minėjau, užtrukom ilgiau, dėl to, kad apačioje yra terasa. Tai teko viską gražiai nuleidinėti. Tai žymiai ilgiau, 3 kartus ilgiau darbas užtruko. Nes aną šlaitą, kai dariau vienas, tai viskas čiuožė žemyn, krito ant žemės, lentos metamos buvo, žodžiu. Bet po to dar visą dieną papildomą teko dirbti, kad sutvarkyti visą bardaką. Tai realiai netgi iš tikrųjų sudėjus laiką, tai atrodo ilgiau, bet greičiau ir švariau. Jokių duženų, jokių velnių. Kai dviese, vienas ant viršaus, kitam pridavinėjom, paėmė. Tai va, sudėjom senas lotas. Suais į malkinę, į malkas. Čia turim užsidengę naujas lotas, išsipjovė, kaip minėjau. Ir rytoj lipsime viršų. Kaip tyčia biški rodo lietų 3 valandą. Bet manau, nuo ankstaus ryto pradėsim. Užsimesim plėvelę, bent plėvelę ir makaronus. Kažkaip tai pasikaldami po keletą lentų, kad palipti galima būtų pasikišti iki to lietaus, žodžiu, stogą po plėvelę. Aišku, kiek spėsim užsilatuosim dar. Ir paskui antradienį, trečiadienį vėl ten rodo gražų orą, karštą. Tai pasibaigsim, žodžiu, pasiruošim stogą skardai. Kaip minėjau, nusipjausim paskui šitos galus, atsimatavę įstrižainės, kiek reikės. Nes čia dar va siena lipsi viršų irgi. Atsitrauks kažkas tai apie 10 cm. Nes eina 5-tukas prie sienos. Va ta 5 cm. Plėvelė taip pat. Paskui makaronas. Ir matosi čia gal. Ir paskui jau lentelės. Tai va apie 10 cm, matot, siena pastorės, apsišiltins. Ir tada tik tais apsikals visi pakalimai iš apačios, kai bus jau padarytos sienos iki galo. Čia užsikalsim, aišku, lenta. Stačia, iš tos pusės, iš čia kai lotos bus irgi stačias, žodžiu, pasiruošim pakalimą, viską iš karto, bet iš apačios nieko nedėsim. Pirmiausia siena, kai nais, tada tik tais apsikals pakalimas.
ta skarda paskui čia nusiims, nes tęsis toliau siena, čia skarda uždėta tam, kad nebėgtų vanduo nuo sienos, kai lyja, o atsimuša į skardą ir nulaša viskas, ten, žodžiu, su hermetiku užtepta. Na, žodžiu, namas nėra senas, apie 90 statytas, 21, bet aš kaip sakau, aš nestatybininkas, bet na, aš tikrai būčiau kitaip daręs ir bet ką darys, yra kaip yra. Turim, ką turim, kaip sakant. Ten, matot, buvo duris užlipimo, tai ten bus langas didžiulis. Čia tą langą irgi padidinsim. Yra langiukas, tai truputėlį paplatinsim. Senas kaminas, kuris nenaudojamas, aišku, tą kaminą nugriausim. Ir ten antram aukšte išeina 2 dideli kambariai arba 3 mažesni. Tai vat žiūrėsim, kaip darysim. Ar 3 mažesnius, ar 2 didelius. Bet ten bus, žodžiu, antras aukštas. Nes namas yra 10 ant, dabar bijau pameluoti, ne, 11 ant 9 kažkur ar ant 10. Na, žodžiu, pirmas aukštas 100 kvadratų, žinau, kad yra. Tai va, su antro aukštu bus kokie 150 kvadratų drąsiai. Tai va, tokie darbukai. Daromės patys. Ir, kaip minėjau, sutaupysim. Nes už šitą stogą užsiprašė 10 000. Na, aišku, su medžiagom, su viskuo, bet nesakau, ir ačiū. Aš galiu ir pats pasidaryti. Jeigu jau pasistačiau balkinę, mažąjį garažą, didįjį garažą, namą įsirašiau, įsirengiau, pats apsikaliau, pats terasą padariau, už terasą norėjo irgi apie 7 000, irgi su medžiagom, su viską pats padariau. Ten garažas, kaip matot, dažymo kamera padaryta. Absoliučiai viską pats pastačiau. Na, žodžiu, nieko nesamdau. Geriau ilgiau, bet 5 kart pigiau. Tas visas pastatas mano irgi pastatytas. Aš kiek paskaičiavau, man išeis apie 2,5 tūkstančių stogą pasikeisti pačiam. Čia jau su medžiagom, su skarda, su mediena, turiu menį, su difuzinė plėvelė, su viskuo. Tai, na, tebūnie 3 tūkstančiai, apvalinkim taip, dar su pakalimais tebūnie. Tai čia 7 000 nesimėto, kaip sakant. Ir galima vienam ir 2 žmonėm pasidaryti šitą darbą. Nereikia mokėti tokių pinigų. Aišku, kas turi, tas moka. Aš turėčiau tokius pinigus, gal irgi sėdėčiau koją ant kojos, kaip sakant, sudėjęs ir nevargčiau, bet na, tokie pinigai nesimėta, tai galima patiems pasidaryti. Prie to pačio keisis šitas stogelis, katilinės, nes ten yra bituminis vadinamas, tas ištižęs, jis jau ten visai nuo saulės susiraitęs. Ta pati skarda keisis, jau užsakėm irgi. Kitiem metam kaminas keisis, nes kaminas išdegęs, jau irgi paskutiniai metai šiemet. Atitarnavo apie 7 metus kažkur, 8 gal. Gal būtų ilgiau tarnavęs, bet žodžiu, buvo pečiui sklendė nudegus ir nepastebėjau, porą metų praktiškai ėjo visas karštis per pečiaus tas kelnes vadinamas ir žodžiu į kaminą, nes net matosi kaminas išorė net išdegus, žodžiu, sudegė paprasčiausiai. Na, čia irgi ta pusė neapkalta dar. Tai, žodžiu, pasikeis kaminas, biškį ilgesnis bus. Čia dabar yra, nežinau, 5 metrai gal, bus 6 metrai, kad truputėlį nuo namo išlystų dar aukščiau, kad neįtų dūmai tiesiai, sakykime, jeigu rytinis vėjas į
į namą, į langus, o praeitų pro stogo viršūnę. Kągi, šiandien viskas, baigiam. Padarėm gerą darbą, aišku, nusikalėm, bet ką darysi. Kaip sakoma, grožis reikalauja aukų, bet viskas yra daroma savo rankom, absoliučiai viskas. Ką matot, viskas padaryta mano rankom. Ten pirtelė, šiltnamis, čia garažas didysis, voljerai, pirtis, supynės ir taip toliau. Kągi, chebrytė, darykit patys, netingėkit, staupysit pinigų ir prenumeruokit kanalą, laikinkit, dalinkitės, kam įdomu, kažką klauskit. Na, patarimų jau gavau iš pirmo šlaito darimo, jau viską žinau kaip ką. Žodžiu, dirbam, darom toliau. Visiems geros ateinančios savaitės.